Žinot, kodėl Teslos naujos tiek ilgai važiuoja, ta prasme tiek toli, toks jų range'as tolimas? Kadangi tarp miestiniais maršrutais jas veža traileriais. Labas rytas iš Stargrado, Lenkijoje vis dar. Išvažinėju iš miestelio. Išsimiegojau tam mažam viešbutėliai. Tiesa, motociklo signalizacijos pultelis kvailiojo pusę nakties. Aš ten nustatymus kažkokius tai prireguliavau. Tai dabar nuo bet kokio vėjo pūstelėjimo man į pultelį vis ateidavo signalas, kad kažkas kiba. Bet motociklas tikrai ramiai buvo pastatytas, per langą matėsi, tai teko daugiau pultelio jautrumą reguliuoti negu reaguoti. Tai pusę nakties prasimaliau su tais, kol galų gale gavau pamiegoti normaliai keletą valandų. Bet pusrytukai standartiniai, kiaušinienė, kumpis, sūris, kavytė, sultys. Ir susipakavau, sumontavau vakar dienos filmuką ir į kelią. Tiesa, nustebino, kad naktį neblogai lyjo. Viskas šlapia, viskas drėgna, tai gerai dar nelyja. Nors ten kažkur toliau dar vis debesis matau ir tokie lyg lašeliai jaučiasi danguje. Šiandien navigacija uždėta yra į Wolfsburgą. Wolfsburge yra, kaip žinoma, Volkswagen Das Auto. Didelis, žinoma, ir Volkswageno gamykla ir yra kažkaip ten vadinasi Volkswagen Autovelt ar kažkaip tai muziejus. Ir ten tokia labai mandras parkingas toks permatomas padarytas. Tai pamėginsiu, žiūrėsiu kaip ar aš šiandien dieną arba jau rytoj rytą tą muziejų aplankysiu. Na, o kol kas jaučiu, kad lendu į lietų, nors nežadėjo, tai nežinau, ką čia dabar reiks daryti. Ar rengtis aprangą, ar bandyti nert taip. Na, panašu, tiek to lietaus buvo. Surizikavau, nesidėjau lietaus aprangos, nors galo tam debesiui nesimatė. Bet pasitikėjau orų radaru, tai lietaus taip ir nebuvo. Praslydau, kaip tik išsigėdrė, viskas, tai debesis liko man už nugaros. Priešais vaizdelis žymiai geresnis, tai jaučiu, kad šiandien važiuosiu sausai. Pirma štukė kilu, trečios dienos pradžioj. Maniau per 2 dienas tą 1000 nuvažiuosiu, bet taip jau išėjo. Lyginant su mano pirma moto kelionė, kuri vyko prieš 6 metus su 50 kubų Vespa dvitaktė, pirmą štukę aš važiavau 6 dienas. Ten su pertraukom visokiom, bet su gedimais ir taip toliau, bet atsimenu savo tą pirmą štukę su Vespa. Labai jaučiu buvo toksai, na, 6 dienas su ta Vespa makalotis, ten tokia avantūra buvo, bet tokios mano pirmoji kelionė, pirmus užuomazgos su didžiausiais, geriausiais prisiminimais atsimenu tą vasarą, kai be jokios normalios aprangos, be jokių normalių priemonių, tiesiog 50 Vespa karbiuratorinė, neaišku kokio techninio stovio, viena neperšlampamos striukė, neperšlampamos alpinistų pirštinės iš Decathlono ir viskas. Ir šalmas ta pusiau atviras. Tai ten apvažiavau Lietuvą, Latviją ratu. Buvo visai smagu. Jo, taip pat šiandien labai suneramino, taip nuliūdino ta žinia, kur perskaičiau Delfyje apie lietuvio motociklininkų žūtį Latvijai. Neaišku, kas ten jam nutiko, ar jam sveikata sušlubavo, ar mašina partrenkė, ar šiaip kažkokia avarija. Atrastas motociklininkas negyvas. Tai didžiulė užuojauta jo šeimai. Labai nesmagu kelionės metu ir ne tik kelionės metu skaityti tokias naujienas, kai žmonės žūsta darydami tai, kas gyvenime jums labai patinka.
ir niekam nekenkdami ir tik tai nekurdami džiaugsmą savo. Jo, bet gyvenimas juda toliau, kelias nesibaigia. Varom pirmin. Nežinau kaip jum, bet man šitas BMW labai gražus yra. Senas jau 20 metų gal, bet žiauriai man jo dizainas patinka. Matosi, kad išdirbtas toksai geras. Gražesnis už tą naujesnį, nes tas naujesnis jau toks labai standartinis. Da Mercedesas už manęs kažkoks tai. Ką, ponai, turiu pasakyti, plus 25 čia. Vis dar Lenkija, jau visai netoli Vokietijos kažkur tai, bet na, sukam į degalinę. Pirmas sustojimas šiandien. Kuro ir kavos. Iš kurios čia pusės geriau privažiuoti. Kur čia tas benzinas 95 čia, ne? Ok. Čia. Ta. LPG AdBlue and бензина. Так, стация необслуги аппликации авиа. Publika klausėt, kodėl čia tiek daug daiktų ir taip toliau. O va todėl, kad viską reikia visur susidėti, reikia viskam turėti vietos. Ir aš važiuoju, klausykit, mėnesių laiko į neaišku kokias oro sąlygas ir neaišku kokias, kur aš ten nakvosiu. Tai man reikia būti pasiruošusiam viskam daugiau mažiau, o ne tik tai. Jeigu turėčiau didelį biudžetą, tai aišku nesiveščiau nei palapinės, nei nieko. Nesiveščiau jokių kitų turistinių dalykų. Nu, okei, būtų viena, 1,5-2 tašėm mažiau. Bet, nu va dabar važiuosim su Maike. Dar po kelniam turiu lietaus apsaugas, bet dar pakenčiama. Taip, čia yra geležinkelio užkarda. Paštininkas žiūri, kas čia tokio. Čia panašu, kad buvęs pasienis. Lenkai savo pusėj straž granicą stovi. Nu ką, ponas ir ponai, Oderis. Ir čia granica państwa, Rzeczpospolita Polska. Ir Bundesrepublik Deutschland, ne? Kažkaip čia labai mandrai padaryta. Toks vingiuotas pravažiavimas. Praleidžia tik vieną pusę. Kažkaip sulėtinoje čia labai, o ten anoj pusė kokie gynybiniai tvirtinimai, klausykit, čia buvo rimti reikalai panašu. Čia kažinė tas tiltas, kur apsikeitinėdavo šitais belaisvės, nebelaisvės šnipais. Va, Bundesrepublik Deutschland. Nu ką, ponas ir ponai,
Willkommen nach Bundesrepublik Deutschland. Įvažiavom į Vokietiją. Žinot, kodėl Teslos naujos tiek ilgai važiuoja? Ta prasme, tiek toli, toks jų range'as tolimas. Kadangi tarp miestiniais maršrutais jas veža traileriais. Va toks va Tesla long range lifehackas garantuotai. Na, dirbtinis intelektas panašu, kad iki navigacijos dar nedaėjo normaliai. Paprašiau, kad man iš mano to Stargrado iki Wolfsburgo sudėliotų maršrutą vengiant autostradų. Tai kaip jūs manot, mano maršrutas eina per Berlyno centrą. Ir aš dabar esu Berlyno priemiesty ir važiuoju tiesiai į Berlyno centrą. Išsukt dabar kažkur tai ir važiuoti aplinkeliu, tai reiškia važiuoti autobanu ir turbūt vėl tą patį laiką. Tai neturiu kito pasirinkimo, kaip tik tai nerti per tą Berlyno centrą. Žodžiu, pasiūlymas Waze ir Google Maps ir kitų navigacijų kūrėjam įdėkit daugiau opcijų, kaip planuot maršrutą. Pavyzdžiui, ne tik, kad ten greičiausias, trumpiausias ar kažkoks tai kitoks, bet vengti ne tik autostradų ar kažko tai, bet pavyzdžiui, vengti autostradų ir didmiesčių. Ar dar kažkaip tai sudėliot, kad būtų galima efektyviai išnaudoti tą kelią, jau geriau daugiau kilometrų pavažiuoti, bet nestovinėt kamščiuose. Nes dabar gaunasi, kad aš čia labą dieną turėsiu turbūt kokią valandą gerą per tą Berlyną ir grūstis, kaip jūs manot. Net nežiūrint tai, kad aš su motociklu ir kažkur galima šiek tiek panardyti, bet su dviem dideliais krepšiais šonuose čia daug neprinardysi, žinokit. Tai taip neremi tą Berlyną, kas belieka. Brandenburgo vartai turbūt kažkur čia. Tik tai dėja, bet mes nestosim apžiūrinėti šiandien Reichstago, nes nebuvo visai planuose. Čia 1,5 valandos mažiausiai užtruktumėm mes to Reichstago. Nu va, o Brandenburgo vartai prašom. Štai čia tie garsieji vartai į laisvę. Kirtom tą vietą, kur buvo Berlyno siena. Va, ir čia anoj pusėje buvo ta Berlyno siena garsioji, kuri griuvo berods 89 metų spalio mėnesį. Ir nuo to prasidėjo visos sovietinės sistemos žlugimas. Na ir tada jau netrukus Lietuva paskelbė nepriklausomybę ir taip toliau. Toliau viską patys žinot. Va, beveik 1,5 valandos ir iš Berlyno panašu, kad jau išvažiuojam. Kiaurai visą Berlyną, klausyk. Per Brandenburgo vartus, per Berlyno zooparką, viską kiaurai. Nu gal ir gerai. Sukaitau tai kai velnias, aišku, aš dar su tom dvigubom kelnėm. Sustojau dabar degaliniai. Tai kavos atsigersiu, sakau, tualetą nueisiu, tas kelnes nusimausiu lietaus. Ta lietaus sluoksnį iš kelnių išsiimsiu, neveikia, sako, tualetas, atsiprašom, pas mus, nedirba šiandien ir viskas. Kitoje gatvės pusėje kita degalinė, tai tą nuėjau, sutvarkiau. Realiai tai nieko šiandien nuvažiavau. Per tą 1,5 valandos. Dar man liko 200 km iki Wolfsburgo. Temperatūra plus 30. Karšta. Na, bet tikiuosi jau karščiau nebus. Neturiu net nikur nakvosiu šiandien dar. Bet varom į Wolfsburgą, ten ir matysim, kas ten darosi. Na, žinokit, sustojau čia kažkokiam tai miestelį Vokietijoje. Nedideliam, labai gražus senamiestis.
Sustojau, radau pagal Google atsiliepimus steakhouse. Nu ir va štai pas gražus steikutis pavalgyt. Visai nebrangiai, apie 20 eurų. Na ir man iki Wolfsburgo apie 100 km. Jau radau viešbutį. Irgi už 40 eurų kažkas tai. Nes pradžių galvojau kempingį tikrai už šią naktį nakvosiu, bet kadangi rytoj į tą muziejų noriu, tai reikia kažkur daiktus pasidėti. Tai sakiau, pasidėsiu viešbutį po pusryčių ir tada nuvarysiu į tą Volkswagen muziejų, tada toliau važiuosiu. Skanaus man, čia žiauriai skaniai atrodo viskas. Nu va, štai kokie reikalai. Atvažiavom į Wolfsburgą galų gale, kur štai viešbutis už manęs. Ir čia nakvosim. Dabar labai faina moterytė, administratorė, mums pasitiko, parodė, kur dabar nusikrauti daiktus nuo motociklo, tada pasiparkuoti motociklą čia saugiai vietoj. Ir sako, ramiai ilsėkis. Tai štai tokia ta trečia diena, kurią pavadinčiau išbandymas vokišku karščiu. Kadangi visą dieną nuo pat ryto buvo gerokai šilta, o po pietų buvo netgi nejuokingai karšta. Motociklo termometras rodė 29-30 laipsnių visą dieną. Na, negana to, kad navigacija nuvedė per Berlyno centrą, tai turėjau savo darbinį susitikimą dalyvauti jame tiesiai iš motociklo balno per vaizdo ryšį, su šalmu, su akiniais buvo pakankamai juokinga, bet nieko, sudalyvavau ir viskas okei. Kodėl Wolfsburgas? Nes Volkswagenas. Aš labai mėgstu automobilių muziejus, technikos muziejus visokius ir Wolfsburgė yra Volkswageno gamykla ir Volkswageno muziejus, į kurį rytoj planuoju nueiti. Tai sutariau taip, kad rytą atsikeliu čia, papusryčiauju, palieku daiktus ir su motociklu nuvažiuoju iki muziejaus, apeinu, apžiūriu, padarau jum reportažą turbūt ir tada grįžtu, susikraunu sunkiuosius daiktus ir važiuoju toliau į vakarus, jau link Kalė uosto, kiek nuvažiuosiu ryt, tiek nuvažiuosiu. Na, kadangi tas muziejus atsidaro 10 valandą, tai aš manau, kokį porą valandą jame pabūsiu, užteks. Ir kol grįšiu, tai startuosiu tik apie 1 valandą rytoj dieną. Tai rytoj dienos nuotykiai bus kitame video. O už šio video žiūrėjimą visiems labai ačiū. Labai smagu gauti komentarus. Labai smagu kelyje skaityti patarimus jūsų. Ir toks jausmas, kad visi kartu mes čia keliaujam. Dar kartą dėkoju visiems, kas žiūrėjot. Paspauskit like, paspauskit dalintis. Prenumeruokit kanalą. Ir turbūt, kad labanaktis. Iki.